nusprendžiau su jumis pasidalinti praktiniais patarimais, kaip Egipte sutaupyti, nes ant kiekvieno kampo čia laukiami jūsų pinigai, pačiais netikėčiausiais būdais jie yra ištraukiami psichologiškai ir tai gali būti ir viešbutyje, ir gatvėje, ir ekskursijų metu visur. Tai pirmas dalykas, kaip vietiniai nustato, kad jūs turite daug pinigų ir jūsų piniginės plotis ir gylis, pirmiausiai nustatomas pagal jūsų apyrankę. Jūs galite net to nepastebėti, bet vietiniai visi žino visus čia esančius viešbučius ir jeigu jūsų apyrankė reiškia, kad jūs esate 5 žvaigždučių labai geram viešbutį, tikėkitės daug dėmesio, daug įvairiausių intrigų, pasiūlymų, nes jie mato, kad jūs atvažiavote su daugybė pinigų ir galite sau tai leisti. Tai rodo jūsų apyrankę, slėpkite ją.